Na tai labai diena, sveikinu mažus ir didelius susirinkusios pažiūrėti laidos pavadinimu Žaliosios knygos. Tai šioje laidoje dalyvausiu aš, Liepa Tamulynaitė, vedėja, ir mūsų pakviestas svečias Paulina Šinkūnaitė. Prašau sėsti. Ačiū. Na tai šioje laidoje jie mums pristatys savo perskaitytą knygą. Pavadinimą jie pati pasakys, bet paskui. Tai jie mums pasakys, kas jai šioje knygoje patiko, kas buvo įdomu ir kas jai paskatino perskaityti šią knygą. Aš pasišalinu, o jūs likite. Ačiū, Liepa. Tai va, aš atsakysiu į vieną Liepos klausimą, nes po to jau eisiu labiau apie knygą. Tai va, kas mane paskatino? Tai mane paskatino perskaityti mano krikšto mama Agnė. O dabar jau apie knygą. Žvalgo mokinys. Autorius John Flanagan. Ir pavadinimas Gorlano griuvėsiai. Ir jūs galvojat, o čiagi du pavadinimai, bet pasakysiu. Kadangi šitų knygų yra tiek daug, tai čia gaunasi, kad čia labiau skaitosi pavadinimas, bet čia kaip jau jūs norėsit. Tai va, iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. Žanras – romanas. Kūrinio tema – apie žvalgus. Ir pagrindinė mintis, kad svarbiausia yra ištikimybė. Kadangi mūsų svečias jų nemažai papasakojo apie knygą, greit bus reklamėlė. Ar žinote, kad šį mėnesį visoms knygoms yra nuolaidos? Ogi kokios jos? Netgi iki 90%. Tai greičiau bėgam pirkti knygas! Tai ką, jau sugrįžome po reklamėlės. Ir aš jau spėjau pailsėti. Ir mūsų svečias jau spėjo pailsėti. Tai kadangi jau laida eina link galo, tai reikia ir baigti pasakojimą. Tai prašau pratęsti, o aš vėl trumpam pasišalinu. Ačiū, Liepa. Tai va, tai dabar aš jums pasakosiu siužeto planą. Vilis buvo našlaičių prieglaudoje. Tada visi našlaičiai prieglaudoje ėjo rinktis, kieno mokiniu norės tapti. Ir Vilis tapo žvalgo mokiniu. Mokėsi ir patyrė nuotykis. O dabar paskutinė dalis – įvykiai. Vilis su Holtu jojo tyrinėti pėdsakų. Ir betyrinėdami Vilis pamatė keistus pėdsakus. Ir tada jis paklausė Holto, kienogi čia pėdsakai. Ir jis atsakė, kad čia buvo šernas ir nemenkas. Tada jau Vilis norėjo šauti į krūmus, nes jie susvyravo, bet Holtas jį laiku sulaikė ir tada iš krūmų išlindo valstietis. Jis pasakė, kad sekė šerną, nes norėjo, kad kažkas jį padarytų kiaulieną. Tada Holtas pasiuntė valstietį į Aralueną pakviesti baroną ir jo karius, kad eitų ruoštis medžiokliai. O Holtas su Viliu sek šerną. Kai jau visi susirinko, kariai užspeitė šerną. Tada paleido šunis. Ir galiausiai įniršęs šernas pasileido bėgti, bet nesusistabdė ir žuvo. Visi jau manė, kad antras šernas jau toli, bet pasirodo, jis liko ir kaip tik taikėsi į Vilį. Horacijus norėjo padėti, bet jam netyčia išsprūdo ietis ir tada Horacijus tapo šerno taikiniu. Vilis nedvejodamas šovė šernui į kairį mentį ir tas žuvo. Ir va, tai štai mano jau pasakojimas jau baigėsi. Ir aš jau sugrįžau. Tai kadangi jau užbaigtas yra pasakojimas, jau turi baigtis ir laida, tai tiesiog labai prašau jūsų, gal palaikinkite šitą video ir pakomentuokite, kaip jums atrodo, ar šitas video buvo geras, ar jis buvo tinkamas ar ne. Tiesiog įvertinkite šitą video ir parašykite komentaruose nuo 1 iki 10, kaip jums patiko šitas įrašas. Ir labai prašau, jeigu galite, tai pabendrinkite su kažkuo. Tiesiog pasidalinkite, kad ir kiti pamatytų šitą video. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ir viso gero.